Sveiki, aš esu kineziterapeutė Paulina. Į kineziterapinius užsiėmimus priimu mažylius nuo 6 gyvenimo savaitės. Kineziterapija yra naudinga neišnešiotiems mažyliams, taip pat mažyliams, jeigu pasižymi padidėjusiu arba sumažėjusiu raumenų tonusu, pastebima kūno padėties asimetrija arba asimetriniai judesiai, pavyzdžiui, asimetrinis šliaužimas arba asimetrinis ropojimas. Be abejo, kineziterapija yra reikalinga mažyliams, kurių raida vėluoja. Vėluoja kelti galvytę gulint ant pilvelio pirmaisiais mėnesiais, apsiversti nuo nugaros ant pilvo, sėdėti, ropoti, stotis, o galiausiai ir vaikščioti. Man svarbiausia, kad terapija būtų švelni, žaisminga ir vaikas jaustųsi saugus bei natūraliai bandytų atrasti judėjimo džiaugsmą ir augintų savimi pasitikėjimą ir smalsumą pasauliui.